Pip, 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 pip. Labas draugai, sveiki atvykę į mano naują video projektą. Jo pavadinimas nuo varguolio iki turtuolio. Tai turbūt vien pagal pavadinimą labai aišku, koks viso to projekto tikslas, tai pasidaryti kiek daugiau manoma papildomų pinigų. Mano oficialaus darbo pinigai į tą nesiskaičiuos, investicijos, kiti ten dalykai į tą irgi nesiskaičiuos, nebent iš projekto biudžeto kažką tokio darysiu. Tai pagrindas tas. Visokie. Metalo laužą pridavinėsiu, pagrindas ta, kur nemokamai gaunu, nes labai daug pastaruoju metu pavyksta nemokamai gauti visokius varikliukus išardinėtą, trušiot, kur ten varį, žalvarį, aliuminį, nu panašiai žodžiu. Gal kokius ratlankius, padangas per pardavinėti, gal automobilius per pardavinėti, ar planšetės, telefonus, kompiuterius. Gal tiesiog kiek išeis rasti pinigų, kiek išeis sukaupti taros, kiek išeis gauti taros. Labai kiek tik įmanoma visokiausių būdų. Gal net jūsų pasiūlymus naudosiu, jeigu turėsit kokių. Vat pavyzdžiui, aš va taip ir taip pasidarau per mėnesį 100 eurų. Pabandyk ir tu. Ir jūsų pasiūlymus galėsiu bandyti. Tai žodžiu, visa esmė pasidaryti kiek daugiau įmanoma papildomų pinigų. Koks viso to tikslas, tas galutinis tikslas bus, dar nežinau, nesugalvau, kiek čia gali būti 10 000, 100 000, milijonas. Tiek tikrai nepasidarysiu. O gal? Tai tiesiog tokia trumpa įžangėlė, esmė visa. Darysimės pinigus iš kaip įmanoma mažesnių investicijų. Po to, aišku, kai turėsim pinigų, bus galima gal ir bandyti iš turimų didesnių pinigų nusipirkti kažką brangesnio, kažko padaryti dar didesnę sumą. Bet žodžiu, viską pamatysite eigoje, dėl visko bendrausim komentaruose, turėsit pasiūlymų, galėsiu bandyti pasiūlymus, nebent jau bus visiškai nelogiški. Ten, tarkim, pavok iš parduotuvės 5 šokoladukus ir parduok papigiai. Nu, negalima, negražu. Tai žodžiu, tokia va ta trumpa įžanga, dabar galim prieiti prie pirmos dalies pradžios. Sveiki atvykę į pirmąją dalį mano naujų serijų nuo varguolio iki turtuolio. Tai šią dieną pradėsiu turbūt jau jums logiškai skambančių dalykų. Metalo laužu. Vėl prisikaupiau didelę krūvą metalo. Aišku, po paskutinio video, kur, ne paskutinio, bet kur anksčiau buvau kėlęs apie tai, kaip aš pasidarau papildomų pinigų, jeigu nematėt, būtinai pažiūrėkit. Tai po to video atsirado dar didesnis kiekis draugų, kurie man pasiūlo įvairaus metalo laužo, ten skalbenkos, dujinės, namie daro renovacijas, ten kokias kriauklės keičia. Nu, žodžiu, visokių buitinių chlamų, visokių chlamų iš garažo, ko tik jiem nereikia, pasiūlo man. O aš va, tokį sąvartyną turiu dabar. Labai gerai. Didžioji dalis tenais yra spalvotas metalas, nerūšiuotas, ratai nei metalo laužo, nesijaudinkit. Tai šiandien vešim ištūkštinti šitą kampą. Dar, aišku, yra čia pas mane tokia va skalbenka. Yra kabrioleto stogas, kurį reikės irgi paskirst. Gal kas nori tokį radijukę nusipirkti. 10 eurų. Nežinau, ar veikia, bet gal. Ja, visą tą chlamą susikraunam. Pasifilmuojam, kaip atrodys pakrautas Passatas. Viskas tikrai nemanau, kad tilps vienam reisui. Ir tada važiuosim antrą reisą. Ir po antro reiso jau tikrai viskas bus išvežta. Paskaičiuosim, kiek pinigų pasidarėm. Passatą pasikroviau tiek, kiek sugebėjau. Jau va. Gerai pagrūstas, metalo chlamo. Prie to pačio noriu pasidalinti su jumis vieną beveik genialią idėją, kurią pasidariau keli mėnesiukai atgal. Prie savo garažų palikau va tokius užrašiukus. Iš pradžių atrodo, kad juokingai skambės panašiai. Man žmonės sunešė grubiai gal kokių 70-100 kg metalo laužo.
Vien dėl to, kad pamatė užrašą. Čia galima palikti metalo laužą. Nuo nedidukių šiukšlyčių iki tikrai nemažus gabaritus užimančių metalinių šiukšlių. Tai žiauriai fainai, tokia gera mintis, kuri pasiteisino. O man liko dar išsivežti skalbenką, kai išardysiu. Nu, čia bus spalvotas, kurį reikės rūšiuoti. Ir va tiek va dar liko gelžgalių. Tai nežinau, ar šiandien vešiu, ar kai bus skalbenka, stogas išardyti, tai laikas parodys. Bet tiek, kad dabar jau galiu vieną pilną reisą vežti. Nors ir nedaug, bet nutariau susikrauti ir likučius. Tai antras reisas. O tai va, atrodys saugiau, kukliau. Ir tada galėsim apsiskaičiuoti, kiek gavom iš juodo metalo. Metalas jau priduotas, abu reisai padaryti. Ir galutinis rezultatas už šitos du vežimus 58 eurai 14 centų. Visai neblogai, nes jo labiau, atminkit. Čia yra visiškos šiukšlės. Viską gavau veltui, niekas nieko nekainavo. Tiesiog ką davė draugai, ką pats radau ir ką reikėjo tiesiog išrūšiuoti. Labai gerai, praktiškai beveik 60 eurų. Bet mes čia skaičiuosim centą į centą, todėl 58,14. O dabar einam toliau daryti pinigų. Sekantis dalykas būtų pirikūpinimas. Tai pas mus darbė karts nuo karto būna proga, kad galim nusipirkti gyvūnų maistuko. Nu tai, gaunam ne veltui, gaunam nusipirkti. Ir būna, kai kurie draugai užsiprašo, kad va, turėsi, pranešk, nupirksiu. Dažniausiai išvežu maistukus į prieglaudas. Bet dabar gera proga pasidaryti pinigų ir dasidėti prie serijų. Tai va, šitą dėžę, grubiai 100 vienetų pakelių, keliaus mano draugui ir padarys man plius 15 eurų. O tai vat. Sekantis dalykas, kaip ir prieš tai, tara. Tai sugebėjau, va tokia krūvykę taros užsikaut per vieną kitą mėnesiuką. Man atrodo, 200 litrų maišas beveik pilnas, 4 bulviniai ir vienas ne visai pilnas, gal net būtų protingiau į kitus susimės, bet tik to tiek va bambalių visokių ir skarbonkių. Tai dabar nusivažiuosim iki parduotuvės, prisiduosim ir pažiūrėsim, kiek ir kokius skaičiukus rodo kvitukai. Sutinkam parduotuviai. Grįžom po taros pridavimo ir mes surinkom 31 eurą 30 centų. Visai neblogai čia gaus. O, Jėzus, užgeso šviesą. Atsiprašau. Va. Visai neblogai čia gaus prisirinkti bambalių. Tai pagrindas labai greitai. Tai draugai mašinoje, draugai garaže, draugai svečiuose, apsilankyti pas dedukus susirinkti, apsilankyti pas mamą susirinkti. Ir kas tiesiog kažkur išmeta, kur pakeliui patogu pasimti. Tai va, galim prisidėti 31 eurų 3 centų prie biudžeto ir varom išsigryninti į tikrą pinigą. Tai va, davai kol kas. Visada einant pro Maximus šitos reikia pasitikrinti, nes gali būti euro pinigėlis. Taip pat irgi visada labai gerai žiūrėti vežimukus, nes ir ten būna kartais euro pinigėlis. Tai va, prie biudžeto dar 1 euras. Ei, sveiki atvykę į naują dieną. Tai nors ir nedaug čia turiu to metalo, bet sakau, reikia prisiduoti, nes vietos irgi nedaug turiu. Audi jau turėtų visai ne už kalnų, ne už dienų grįžti. Tai kuo daugiau vietos pasidarysiu, to bus patogiau čia Audi krapštytis ir gyventi. Ta, tokia dar krūvykė metalo lygia. Susikraunam, važiuojame į supirktuvę, priduosim, pasižiūrėsim, kiek pinigų gausim. Ir eisim toliau darytis pinigų. Ir va tai va atrodo pakrautas pasačiokas. Biški daugiau gavosi, kai čia pakrovau. Atrodė mažiau bus. Ta, kiek čia galvojat bus? Aš spėju kokie 10 iki 15 eurų, tikrai nedaugiau. To susitiksim su popieriais, pažiūrėsim. Ir mūsų kol kas paskutinis metalo vežimas uždirbo mum 16 eurų ir 9 centus. Dar biški pinigėlio prie biudžeto. O tai vat. Nors ir vėl turiu prikaupęs nemažą kiekį chlamo, tačiau pirmos serijos pabaigą skelbsiu jau dabar. Tikrai nemažai išėjo pasidaryti pinigų per pirmą dalį ir tikrai nemažai čia aplinkui visokio chlamo dar guli, kas vėl padarys pinigus. Tačiau
visą bendrą suskaičiavimą padarysim toj neužilgo. Dar noriu ką pasakyti. Jau sekanti serija bus po to dar toliau. Nuo kiekvienos serijos skaičiuosiu dar pinigus, kurie bus išdirbti iš būtent va šitų nuo Varguolio iki Turtuolio serijų per YouTube. Tai ar jūs paliksit pinigų, ten kažkiek paramos, dar kažką per super chatą, super ačiū, ar jūs įmesite kontribi paskyrą, sakysit, davai, šitam projektui noriu aš prisidėti. Gal tiesiog sakysit, daug banko sąskaitą pervesiu tiek pinigų, link tų serijų, kur pinigus darai. Tai paaiškinsiu trumpai, kaip uždirbu iš YouTube'ės aš. Tai atsidarot video, pokšt, išeina reklama. Ir reklamos apačioj, ten kažkuriam kampe, rodo skip, kai praeina kelias sekundės. Jūs neskipinat, aš uždirbsiu daugiau. Jūs skipinat, kas kažkiek tenais, kas 1000 peržiūrų tokių parodytų, kad kas 1000 jungtų reklamų uždirbsiu vėl kažkokią dalį. Atsidarysit reklamą, man atrodo dar daugiau uždirbsit. Man atrodo va šitai, va, tai ateina pinigai. Tai tiesiog užuomina. Norit, tą informaciją kažkaip galit panaudoti, gal ir ne. Gal atsidarysit reklamą, gal ir ne. Gal neskipinsit, sakysit, ai tak to, varau pasišildyti kokį sumuštinį, tegu eina tą reklamą. Kaip tik patys sugalvosit. Tai va, tos ką uždirbsiu iš YouTube'ės, iš šito projekto, irgi skaičiuosiu į sekančias serijas ir žiūrėsim, kas gausis. Tai va, o dabar prie bendro uždarbio iš pirmos serijos. Tai viską sudėjau, suskaičiavau ir gaunasi, jeigu nieko nepraleidau, nesumaišiau, 121 euras 53 centai. Praktiškai beveik iš šiukšlių. Nu, taros nebuvo šiukšlės, bet nemažai tos taros gavau veltui, tai irgi super duper. Ir vėl yra va, didžiulis metalo sukauptas kalnas, visokių chlamų, yra taros vėl nemažas maišas, 2 gal net jau. Ir taip, susitiksim antroji serijai. Tai jeigu jums šitas projektas patinka, paspauskit patinka, užsiprenumeruokit kanalą, jeigu pasidalinsit su draugais, iš vis bus tai vat. Ir palikt galit komentarą, galit net super komentarą palikt už pinigus. O šiaip, jeigu turit kažkokių įdomių būdų, kaip pasidaryti pinigų, lauksiu jūsų atsiliepimų. Tai va, ačiū draugai, kad žiūrėjot, viso gero.